Nu ir turbūt reiktų išsiaiškinti, jeigu nesiklauso, tai tada kiek ta žmona jam rūpi, ar iš tikrųjų rūpi. Koks yra to vyro emocinis intelektas? Ar jis iš vis supranta, kas tai yra emocijos, kas tai yra jausmai, ar jis kažką jaučia pats, nes irgi daug yra emociškai neraštingų žmonių. Užtat tokiu atveju seksas yra pats pagrindinis dalykas ir pats pagrindinis malonumas, daugiau malonumų nėra, tik tai šitas. Iš tikrųjų tas emocinis artumas, tai jisai labai didelį malonumą atneša. Vat, kai jisai yra, tai toks labai fainas jausmas yra, toksai vienybės jausmas tada yra. Ir jis, mano požiūrį, tai labiau suartina negu seksas. Va, tai sakau, dar tai moteriai reiktų įvertinti, ar tas vyras iš visų sugeba kada nors pašnekėti apie emocijas, pašnekėti apie tai, ką jaučia jis, ką jaučia jinai ir ko reikėtų nedaryti, kad tai skaudina, kas tai yra per reiškinys, kad reiškia mano veiksmai skaudina mano artimą žmogų. Gal netgi mylimą žmogų, aš tada sakau artimą, bet kiek tos meilės yra, ne? Reflektuoti apie tai, kaip mano elgesys veikia tą kitą žmogų, kiek jis sugeba tą padaryti, įdomu.